Ateities krepšinio žvaigždės šiandien. Labadiena visiems Delfi TV žiūrovams. Mes keliame jūs tiesiogiai į Kauno rajoną, į Rimgaudų pradinę mokyklą. Ir čia krepšinis. Gerokai arčiau namų yra Tornado komandai ir jos žaidėjams nei vilniečiams. Bet čia Rimgauduose reikia pripažinti, sirgalių labai panašiai turi tiek viena, tiek kita komandos. Ir vilniečius čia taip pat palaiko nemažas būrys tėvų, draugų, brolių, sesių. Bet nei viena iš šitų komandų tos antrosios vietos nenori. Bet čia ir yra finalo įdomumas. Manis ir kancleris Tornadai surinko po 7 taškus. Čia iš 3 taškų zonos užsivedęs po taikos metimo. Kartu komandoje pasirodo aikštelėje. Aukščiausias šių rungtynių dalyvis. Trečiajame ketvirtyje Lukas Neimovičius. Vilniaus komanda išklausiusi ilgą Tomo Keršio monologą. Didžiausias pirmasis numeris.